planuok neplanavęs, o gyvenimas padaro vis tiek viską savaip. Tai vakar planas buvo atvažiuoti tarp 6-7 vakaro, o į šitą viešbutuką Sibiu miestelėje, centrinėje Rumunijoje, atvažiavau jau po 9. Jau viešbučio šeimininkas davė velnių, kodėl taip vėlai. Taigi, išdykėliai tie žemėlapiai. Google'as rodė, kad mano maršrutas bus 440 km, Waze'as perskaičiavo į 490. Tai startavau vakar apie 11 val. Ryto ir truko mano ta visa kelionė, kaip jau minėjau, iki 9, iki vėlaus vakaro. Na, Sibiu miestelis žemėlapį atrodo kaip mažas taškiukas, na, iš tikrųjų čia visas miestas, 280 000 gyventojų, pasirodo, tai yra buvusi Transilvanijos sostinė ir labai graži senamiesčių, kuris įtrauktas į UNESCO paveldą. Na, bet jau vakar buvau labai pavargęs, tai tik nuvažiavau į centrą, susiradau restoranėlį centrinėje aikštėje, pavalgiau avieno šonkauliukų ir iš karto grįžau ir griuvau miegoti. Šiandien prasidėti turėtų teoriškai patys nuotykiai, kadangi šios dienos planas yra nuvykti į Bukareštą, tačiau pirmasis kelionės etapas vyks per vieną iš didžiausių kalnų kelių Europoje, tai yra garsusis Transfagarašano kelias, kuris tiekėsi čia per Karpatų kalnus, visai netoli nuo čia prasideda. Jį pastatė 1975 metus tuometinis Rumunijos diktatorius Nicolae Ceausescu kaip kariuomenės atsitraukimo kelią, kuris sujungtų Šiaurės ir Pietų Rumuniją galimo tuo metu sovietų invazijos atveju. Tai Top Gear programa kažkuriais metais paskelbė tą kelią pačiu geriausiu keliu Europoje. Tai vienas iš motociklininkų tokios mėgiamų kelių ir tie, kas keliauja motociklais, laiko garbės reikalų būtinai pervažiuoti tą kelią bent vieną kartą. Ta aš šiandien ir planuoju padaryti, tai yra dabar einu susikraunu daiktus, sėdu ant motociklo, užsipilu kurą ir lekiu tada į kalną. Išsamesnis reportažas bus turbūt apie tą kelionę rytoj. O vakare jau būsiu Bukarešte, kur viešbutį užsirezervavau jau 2 naktim, kadangi rytoj turbūt niekur nevažiuosiu, tik nebent po patį Bukareštą pasivažinėsiu, turiu šiokių tokių darbų pasidaryti, tai tokia bus jau poilsio diena, nes jau 4 dienos bus ant motociklo, tikrai, visekina ir vargina, reikia pailsėti. Taigi linkiu visiems geros dienos, aš sėdu pakuotis rengtis ir lekiu važiuoti. Iki.